Gerai, važiuojam. Čia mano smagiausia dalis - dalintis ir kalbėti. Labas tau, kadangi čia šitame video turiu labai trumpai kalbėti, kažkaip labai save suspausti, tai pabandykim, važiuojam. Esu Aleksandra ir noriu su tavim pasidalinti savo, kaip žmonės pripratę sakyti, savo sėkmės keliu, savo sėkme, kodėlgi aš taip lengvai, paprastai, fainiai gyvenu. O žinokit, viskas yra labai, labai paprasta. Taigi, esu Aleksandra, man 42 metai ir aš mokiausi Švenčionėlių mokykloje, Švenčionėliam linkėjimai, labai jūs myliu. Labai dažnai atvažiuoju, nors negyvenu ten, bet labai dažnas svečias. Taigi, turbūt šito video kažkaip turėčiau jūs motyvuoti, kad ir jūs gyvenime galėtumėt kažko pasiekti, kažkaip laimingai, fainiai gyventi. Taip, žinokit, pasakysiu, užbraukit šitą mintį iš savo galvos. Tiesiog netikėkit jam. Kaip atėjo, aš greit pasidalinsiu savo faino gyvenimo istoriją. Tai žinokit, ką jums reikia padaryti, pačią svarbiausią gyvenime. Nepamiršti žaisti gyvenimą. Jeigu jūs galvojat, kad gyvenime viskas labai rimta ir jums sako, kad, tarkim, ten gerai nesimokinsi, ten kažko nebaigsi, tavo gyvenimas bus sumautas, tu neturėsi pinigų, gero darbo ir taip toliau, ir pasaka be galo. Aš neskatinu nesimokinti. Mokinkitės, bet jeigu jums tai yra smagu, juk jums gera žaisti tuos žaidimus, nes jūs ten jaučiatės savimi, jums ten saugu. Tai žinokit, šitas gyvenimas niekuo nesiskiria nuo to kompiuterinio žaidimo ten, kur jūs praleidžiate daug valandų. Šis gyvenimas niekuo nesiskiria. Tiesiog leiskit savo jį žaisti, nes augant žmogui, bręstant, dingsta tas vaikiškumas, žaismingumas, ir mes pamirštame, patikime rolėmis, įdiegtomis programomis, pasakymais, analizėmis, kad labai rimtai čia šitam gyvenime reikia labai rimtai jame gyventi. Nereikia jame rimtai gyventi. Kol aš gyvenime norėjau rimtai gyventi, aš nusigėriau. Rimtai sakau. Nes tikėjau, kad šiame gyvenime reikia kažką ypatingo padaryti, kažkaip iš savęs kažką sukurti, kad pasiekti tą sėkmę, kad laimingai gyventi. Neegzistuoja jokia laimė sukurta kažkur, kažkada ten, jeigu atliksiu planą A, B, C, D ir tik tada laimingai gyvensiu. Ne. Tavo gyvenimas yra jau dabar. Viską, ką tau reikia padaryti, tiesiog gyventi. Kai man prasidėjo visa transformacija, mano lengvumas gyvenime, kuriuo aš dabar dalinuosi su žmonėmis, tai tiesiog išmečiau visus melus iš savo gyvenimo. Aš jau kažkiek metų, nežinau, 6 gal 7 metai iš metų maudausi lediniam vandenį. Ir jeigu aš būčiau tikėjusi, ką anksčiau ir dariau, kad jeigu maudysis lediniam vandenį, tu sušalsi, susirgsi. Melas. Jeigu tu nesimokysi gerais pažymiais ten ir nesieksi ten tam tikrų dalykų ir neturėsi gero darbo, melas. Tai yra visiška netiesa. Jeigu tu ten nedarysi, nežinau, kažko labai ypatingo,
nesieksi karjeros, profesijos, arba jeigu tu negalėsi keliauti, nes neturėsi pinigų. Melas, 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 kuriuo tu tiki, kad gyvenimas yra sunkus, sudėtingas, tu prarandi kiekvieną kartą savo galią. Tyrinėk save, mokykis ten tų matematikų, dar ten kažko, jeigu tau smagu, faina. Bet pirmą, ką tu turi padaryti gyvenime, suvokti save, pradėti jausti save. Susipažink pirmoje vietoje su savimi, tai, kas tau patinka, tai, ką tu jauti, atmesk visas proto analizės, visas mintis, visą tą šiukšlyną lauk, kad tu esi nepakankamas, kad tau neužteks resursų, kad drąsos, dar kažko, palik visą tai. Eik susipažinti su savimi, atrask tai, kas tau patinka, pradžiai suvok, kas nepatinka. Rask ryšį pirmoje vietoje su savimi ir pamatysi, kaip gera, lengva, paprasta gyventi. Tiesiog nepamiršk gyventi, tiesiog būti, visa kita yra, netikėk sunkumais, netikėk, neprarask savo galias, neprarask, būk savimi, kad ir kas tau sakys, kad yra 8 milijardai, tau žmonių sakys, kad tu eini ne savo keliu, bet tu, tavo intuicija, tavo vidus sako kitaip, visada sek savo intuiciją, visada susipažink su ja, klausyk jos ir nepraloši gyvenime. Ir šiaip neįmanoma pralošti gyvenime, neįmanoma jame suklysti. Aš tau duosiu greitai pavyzdį. Žiūrėk, kai sninga sniegas, krenta snaigės, ane? Tu man pasakyk, kuri snaigės kritimo trajektorija yra neteisinga. Tad kad ir kaip gyvenime bus, atmink, kad tu niekada jame nesuklysi. Kad ir koks pasirinkimas bus, galbūt sunkus, galbūt nemalonus, bet jis tau bus reikalingas, kuris tave galbūt motyvuos, atneš kažkokį tai suvokimą. Nebijok, pasitik ir sunkius, ir lengvus dalykus. Tiesiog prisimink, kad tiesiog reikia žaisti gyvenimą ir nedaryk jo rimtu, nes tai melas.